Esu Petras Pušinskas, ūkininkas, bitininkas ir aromatinių augalų augintojas. Pradžia buvo tik bitininkystė, po to rinkau kolekciją aromatinių augalų. Pradėjau ir tuos augalus džiovint, gamint produktus ir iš jų į projektą įsijungiau nuo pat pirmų dienų ir buvo vertingų seminarų. Turėjau konsultantus, kurie pažiūrėjo kitom akim, davė patarimų, kaip kitaip reklamuotis. Tai šio Basil projekto naudą matau labai didžiulę. Esu Tadas Mockus. Šiuo metu apie 3 metus jau esu ne tik ūkininkas, bet ir perdirbėjas. Pradėjau gaminti produktus iš ekologiškai užaugintų kviečių ir aliejingų augalų. Iš šito projekto, kodėl aš čia šiandien, prisidėjo prie motyvacijos suprasti apie agroturizmą, nes žinomumą pasiekti gamintojo kaip ūkininką ganėtinai sudėtinga. Sudalyvavimas tokiuose atvažiavimuose, save prisistatyti, pakalbėti apie tą sveikesnį maistą, kurį kuriu, ir dėl to esu labai laimingas. Esu Vida Viskontienė, Darbienų, esu Daunas Puonį, dėl to, kad man edukacijas ir Dauns kepims. Atsiradau tinkamų laikų, tinkamų momentų, pakliuvau į projektą Basil, kuris manim ištraukė į viešumą ir aš turėjau tokį slaptą svajonį. Žemaitiškų patiekalų degustacijai. Ir ta man svajonė įsipildė. Tai va, šiandien tai projekto dalyviai pakaštavos mano strovas. Tada aš irgi, kadangi čia tam projekte esu, išmoksiu dar ko nors naujo, kad mane patiks ir gyvenim pravers. Esu Žydrūnas Drazdas, šiek tiek ūkininkas, daugiau dirbame su turizmu. Kaip hobis yra vyndarystė, kadangi ir senelis gamino šiek tiek vynus, ir tėvas gamindavo, bet niekas to neskaitė kaip dideliu mokslu. Kažkaip kilo mintis pasigaminti, pačiam pasižiūrėti, kur tas nuves. Šitame projekte sudalyvavus atsirado naujų iššūkių, naujų galimybių paskleisti tas žinias apie vyną, apie naudą ir kaip jisai atsiranda, tas žinias suteikti, perduoti kitiems.